Esame partnerės Dainora ir Violeta iš Consulting Bees. Mūsų misija – padėti verslams veiklas vykdyti kuo efektyviau. Siekiame, jog įmonės kurdamos ir integruodamos į veiklą savo strategijas rinktųsi ilgalaikius ir tvarius sprendimus, skatintų darbuotojų įsitraukimą, priimtų skirtingus požiūrius ir didintų darbuotojų pasitenkinimą darbu. Iš savo klientų neretai išgirstame, kad įmonėje trūksta komunikacijos, visi rūpinasi savo padalinių tikslais ir rezultatais, o bendrumo nėra. Geriausiu atveju bendradarbiavimą keliame kaip įmonės siekiamą vertybę, bet realybėje bendradarbiavimo vis trūksta ir trūksta. Jaučiama atskirtis tarp padalinių, tarp darbuotojų, ją sumažinti pasitarnauja strateginio planavimo procesas. Taigi nuo ko pradėti ir kaip jį organizuoti? Stipri verslo strategija – tai jūsų įmonės kelias į sėkmę. Strateginė sesija – tai kompasas, vedantis teisingų keliu. Nuo kogi pradėti ir kaip efektyviai sukalibruoti šį įrankį pagal jūsų įmonės poreikius ir vertybės. Strateginės sesijos – tai struktūrizuoti susitikimai ar renginiai, kurių metu įmonės vadovai susitinka su savo komandomis, kad apžvelgtų praėjusio laikotarpio rezultatus, apibrėžtų įmonės ateitį ir sukalibruotų tiek struktūrinių padalinių, tiek ir darbuotojų pastangas įgyvendinti reikalingoms strateginėms iniciatyvoms. Sėkmingas strateginis valdymas prasideda nuo aiškaus verslo strategijos suvokimo, tai yra kokiame brandos etape yra įmonė šiuo metu ir kur ji nori būti ateityje. Strateginio planavimo procesas turi pereiti per kelis lygmenis, nuo labai tolimų, grandiozinių ir globalių įmonės siekių bei tikslų, iki pat operatyvinio lygmens, kur kiekvienas darbuotojas supranta, kaip jis prisideda prie strategijos įgyvendinimo ir ką gali daryti kitaip, geriau, efektyviau jau nuo šiandien. Įmonės strateginė sesija turi prasidėti nuo kruopštaus planavimo. Dar prieš strateginės sesijos dieną reikia suprasti vadovybės, akcininkų ar veiklos savininkų poziciją ir lūkesčius. Antra, verta surinkti faktus ir paanalizuoti, kaip atrodo jūsų konkurentai ir kuo jie išsiskiria rinkoje. Trečia, gauti informacijos apie jūsų klientų poreikius, peržvelgti klientų apklausų, jei tokias vykdote, duomenis. Labai svarbu jau iki strateginės sesijos turėti gaires. Suprasti, kokią įmonę norite auginti ir puoselėti, įsivertinti, kokios jūsų organizacijos vertybės ir kiek jos atliepia jūsų siekius. Pasiruošimas prieš strateginę sesiją padeda išvengti chaoso susitikimo metu. Tinkamai atlikę namų darbus, jūs būsite pasiruošę argumentuotai išdėstyti savo poziciją ir įkvėpti kolektyvą patikėti kartais labai ambicingomis vizijomis ir tikslais. Strateginės sesijos metu vadovai susitinka su savo komanda tam, kad pasinertų į verslo strategijos planavimą, kad kiekvieno komandos nario mintys būtų išgirstos, kad būtų aptarti pasiūlymai ir ateities tikslai. Kartu su komanda ieškoma būdų, padėsiančių įgyvendinti įmonės tikslus, sumažinti veiklos rizikas, eliminuoti įmonės silpnybės ir išnaudoti stipriąsias puses. Strateginė sesija tikrai nesibaigia vos uždarius susitikimo salės duris. Labai svarbu dokumentuoti visus sesijos metu priimtus sprendimus, pasiskirstyti pareigomis ir atsakomybėmis bei nustatyti tolesnius veiksmus, kad visos geriausios idėjos virstų realiais veiksmais. Po strateginės sesijos svarbu formalizuoti, kokiais veiksmais komanda sieks strateginių tikslų įgyvendinimo, ką stebėsime per rodiklius, kur reikės inicijuoti naujus projektus ar koreguoti jau vykdomus. Turi būti sukuriama įgyvendinimo stebėsenos ir atskaitomybės sistema, aiškiai apibrėžiami etapai ir rodikliai, kad būtų galima efektyviai ir reguliariai vertinti veiksmų įgyvendinimą, jų nuoseklumą. Sėkminga strateginė sesija ne tik sprendimų priėmimas, bet ir šių sprendimų suderinimas su įmonės tikslais, kurie įmonės viziją pavers realybę. Tai tarsi visų ambicijų ir tikslų sujungimas su tuo, kaip tai įgyvendinsime realybėje, atsižvelgiant į turimus resursus, į savo augimo planus, išliekant ištikimais savo įmonės vertybėms ir misijai. Ačiū už jūsų dėmesį. Norėdami išsamesnės diskusijos, inicijuokite pokalbį su mumis. Apraše rasite nuorodas į mūsų puslapį bei socialinius tinklus. Gero strateginio valdymo diegimo.